Taigi, parodysiu, kaip yra rišama paternoster sistemėlė. Mums reikės šėryklėlės arba svarelio. Karabino su suktuku arba paprasčiausio karabino. Čia jau jūs kaip norit, šėryklėlė įtvirtinimui. Taigi pradedam. Metras valo. Sikirpam. Vienoj pusėje rišame kilputę. Tvirtinimui prie pagrindinio valo. Kas čia yra, neišeina surišti. Va, susirišom likusią atkarpėlę. Nukirpame trumpąją dalį. Tada kitą pusę valo lenkiame pusiau. Ir paliekama kokių 30 cm, va taip, va, kad du valai eitų. Prie galo surišame valus 8 mazgu. Likusią gabaliuką valo nukirpam. Gavom štai didelę kilputę. Taigi, kilputę šią kilpą reikės perkirpti, kad būtų du atskiri valai. Viena ilgesnės, viena pusė, kita trumpesnė. Tai maždaug kirpsiu štai tokiam atstumui. Ką gavome? Gavome vieną trumpesnį, kitą žymiai ilgesnį. Prie trumpesnės galo rišame karabiną su suktuku šėryklos tvirtinimui. Čia jau kilputės nenaudoju, rišu paprastu valu. Mazgu, ne valu. Ir užveržiame. Aišku, prieš užveržiant nepamirštam sudrėkint. Taip valas laikys geresnį ir nenutruks per tą vietą. Prie karabino iškart kabiname šėryklėlę. Ir štai kol kas sistemėlė atrodo štai taip. Prie kito valo atkarpos likusios po šėryklėlę darome kilputę. Pavadėlio tvirtinimui. Irgi kaip norite galite pasirinkti, galite užnerti suktuką, galite tiesiog pavadėlį tvirtinti
kilputė į kilputę. Taigi, paternoster sistemėlė, gero naudojimo.